Kol mes laukiame naujų Mombazų update'ų, ką tame tarpe darom? Aišku, kad atsinaujiname mašinas per Mombazų. Pas mane dabar jos visos skirtingų spalvų, viena raudona, kita mėlyna, kita juoda. Tuo pačiu pas mane jos random išmėtytos per visą mapą. Tad nusprendžiau visą savo mašiną suvesti į vieną vietą. Tad žiūrėkite iki galo, kad pamatytumėt finališkai, kaip viskas atrodys. O prieš šokant amigos per video lauksiu iš jūsų aktyvumo, laikas, subscribas bei komentaras padėtų prasumti video kuo toliau. Bei išleidau naują video pagrindiniam kanale, kur kalbu apie Minecraft'o ir jo kūrėjo istoriją. Tad jeigu domina toks kontentas, linką rasite aprašyme, o dabar nieko nelaukia, šaunam prie video. Tai pas mane dabar mašinos yra per visą mapą tiesiog išmėtytos. Tad manau, pirmiausia, ką reikia pasidaryti, tai visas jas atsivaryti. Ir dabar užmetus taip akį matosi, kad viskas tiesiog nėra taip clean. Bemsas čia mėlynos spalvos, šitą drifto mašina juodos spalvos, šitą tokia pilka. Tiesiog žiūri netgi iš namų, čia raudonas, čia garažas pilkas, čia irgi keturratis voliojasi, nesuprasi dar kitos spalvos. Tad manau, pirmiausia, man reikia tiesiog atsivaryti mašinas visas pasiveikė. Ir manau, pradėsiu nuo arčiausios mašinos, kuri yra pas mane šitam garaže. Šitam garaže laikau savo antrąjį bemsiuką, kuris yra kaip ralio padarytas. Manau, tada galima drifto mašiną irgi po kairę pastatyti, nes aš vis tiek važiuosiu su pikapu dabar. Bet aš galvoju, galbūt man netgi pakeisti ir savo namų spalvas prie to pačio. Kodėlgi ne? Dar čia galėsim pastatyti kokią lenktyninę mašiną. Nors manau, aš jau gal galėčiau paskambinti savo tam draugeliui, gal jis mane paims nuveš iki miesto. Realiai važiuoti su pikapu ir tą priekabą dėtis, tai labai užsiknisimo su ją daug būna. Manau, galima tada pastatyti ir pikapą iš šono. Jo, va iš karto vaizdas darosi geresnis. Pasiskambinti reikia savo pirmų draugelių ir jis mane paims, tas amigo. O? Dėkui. Dabar mano planas nulėkti iki miesto, pasimti savo lenktyninę mašiną, sustoti iki parduotuvės, nusipirkti pilną dažų, aš jau spalvą žinau, kokią noriu panaudoti. Galbūt, kai pamatysite spalvą, pasakysite, kad jinai biškai basic yra, bet, šiuo metu, manau, jinai sueis. Kur tas amigo? O, parlėkė. O. Ei, ką tu darai? Man reikia šokti, čia to neužilgo. Labai toli. Realiai dabar bėgant galiu per to pačio ir užsukti į parduotuvę, nusipirksiu dažų ir tada važiuojant pasimsiu. Tikiuosi 4 buteliukų užteks. Realiai dabar spalvą galite bet kokią spėlioti, gali būti oranžinė, žalia, ružava, gali būti bet kas, bet neužilgo pamatysite. Šiaip šita mašina visai yra įdomi, aš aišku su ja niekados taip ir nevažinėju. Aišku, jinai atrodo, tai tikrai ne... Palauk, amigo. Išeiti negaliu. Gerai, manau, galima tiesiog taip iš šono ją irgi pastatyti. Pagaliau mano visos mašinos vienoje vietoje yra. Ir dabar eisime dažyti kiekvieną mašiną po vieną. Manau, galima pradėti nuo šito bemso. Ir spalva, kurią pasirinkau, yra tokia vat. Aš pasirinkau tokią pilką spalvą, kuri nėra labai pilka, bet nėra tokia ir balta. Nežinau, galbūt labai tokia basic yra, bet manau turėtų atrodyti visai clean. Aišku, man biškai gaila atsisveikinti su šitą mėlyną spalvą, nes ant bemso tikrai labai gerai atrodė. Aišku, čia biškai kažkas skiriasi, tik tais nes čia kažkaip labiau blizga, čia neblizga, kodėl jinai taip skiriasi, aš nesuprantu. Ai, čia biškai gloso trūksa gal dėl to. Nes matosi, nes va čia tai tikrai gražiau atrodo negu čia. Bet va tokia spalva turėtų atrodyti dabar kiekviena mašina. Tad manau, tiesiog einam ir pradėsime dažyti. Tikiuosi, man dažų užteks. Bet pavyzdžiui, ant šito mašiniko nėra iš vis jokio metaliko uždėto. Tad man reikės biškai dar nuvykti atgal į parduotuvę, dasipirkti keletą dalykų. Ok, 2 mašinos jau padarytos. Aišku, dar skirsis kaip atrodys, nes dar reikės uždėti čia metaliko. Čia reikės dar pakeisti glosą uždėti. Pasirodo, man užteko dažų, bet dar kol kas tai nėra finališkai. Kas yra, ką man reikia dadėti dar dažų kai kur. Pavyzdžiui, ant drifto mašinos man reikia metaliko uždėti, ant lenktynių mašinos irgi reikia man metaliko su glosu uždėti. Čia bems irgi pas mane skirtingai, kai kur yra metaliko, kai kur nėra metaliko. Tas pats ir šitoj mašinoj reikia man uždėti, tas pats ir šitoj mašinoj man reikia uždėti gloso. Tai šios spalvos yra dar nefinališkos. Man atrodo, va šitai turėtų atrodyti. Tokia sidabrinė, pilka, balta, nežinau kaip jinai tiksliai pasakysi. Dabar šauname greitai, išsimiegosime ir važiuojam dasipirkti dažų. Gal biškį labai gražiai jos atrodo šiaip, tai pažiūrėjus. Gerai, man tiesiog reikia nuvažiuoti dasipirkti dažų, kad matyčiau finalinį rezultatą, nes dabar net man pačiam biškai keistai atrodo. Bei kaip kalbėjau video pradžioje, kad kol laukiame dabar update'o Mombazų, realiai kada naujas update'as net pats neįsivaizduoju, kūrėjas ganėtinai ilgą laiką yra pradingęs, nieko nežinau, jokių teaserių, nieko nerašo. Tai ar dar pamatysime update'ą šitam žaidimui?
Neįsivaizduoju. Blizgesys. Man atrodo, blizgesio man reikia. Ir man reikia tada metalinio. Ai, čia metalinio pašalinimas. Šito man nereikia. Man šito reikia. Ai, čia chromas. Oh my god. Pasimti irgi porą ir dar pasimsiu vieną dažų. Viską nusipirkę galima lėkti atgal ir pasibaigti mūsų dažymus. Ir turėsiu atsinaujinę savo mašiniukus. Šauname blizgesio. Tikiuosi, man geriau atrodys mašiniukai šitie, o ne blogiau vis. Šitai iš viso aš nesuprantu, kodėl... Palauk, ko čia trūksta? Nes va su glosu netgi spalva tokia pasidaro labiau šviesesnė. Nu dabar ganėtinai geriau atrodo, ne? Ką jūs manote, amigos? Šauname, ko čia trūksta? Čia glosų yra, reikia trūksta metalo. Ir va taip vat atrodo finališkai mašinos. O tokią spalvą pasirinkau ir dabar, kai užbaigiau netgi dažyti viską, vaizdas tikrai atrodo geriau negu prieš atrodė. Duokit žinoti komentaruose, ar gerą pasirinkimą padariau, ar blogą, ar prieš tai buvo geriau. Ir tada dar duokit žinoti komentaruose, kokia spalva dažome mašinas. Jeigu nuspręsčiau aš jas dažyti, tai kokią spalvą dažome. Galite netgi skirtingą spalvą duoti kiekvienai mašinai. Vidury dažymo pas netgi praradau biškį viziją, bet ant galo viskas pasirodė tikrai neblogai. Jeigu patiko vidosas, palikite laiką su savo kumščiu ir tada, kaip visada, susitiksime naujose videose.